papasakokit apie tas šiandieninės atrakcijas ir pramogas gyvūnams, kas čia įsirenka. Nu, belaukdami Kalėdų mes ir gyvūnams norime padaryti šventę. Ir ne visi mūsų gyvūnai, tai yra ropliai, reaguoja labai aktyviai į naujoves, į pasikeitimus jų terariumuose. Tačiau yra tokių rūšių kaip vandeninės agamos, barzduotosios agamos, kai kurie kiti driežai, kurie labai gerai skiria spalvas, pamatę bet kokį kitokį daiktą reaguoja, į spalvas reaguoja, todėl mes sugalvojom, kad ir jiems reikia padaryti užimtumą, kad jiems nebūtų taip nuobaudu, tuo pačiu tas užimtumas yra susijęs su pašaru, tai jie gavo, kaip ir paprastai, pirmadieniais gauna vabzdžius įvairius. Ir tik tiek, kad tie vabzdžiai buvo pateikiami kitaip įpakuoti, kitaip reikėjo juos susigauti, susimedžioti bebėgančius per skylutes. Tai tokia kalėdinė mūsų menka dovanėlė mūsų augintinė, mūsų gyvūnams. Tai tokia ir dovana, jeigu patiems reikėjo gaudyti, ar ne? Žinokit, gyvūnas sėdėdamas terariume, jisai turi daug laiko ir jam bet koks užimtumas yra tik į pliusą. Jie nori iš tiesų. Nori to judrumo, nori įvairių užsiėmimų, kurių metu gali pajudėti daugiau aktyviai, pabūti aktyvus. Šiemet pirmi metai, kai mes turim restauruotą voljerą beždžionių ir yra galimybė jos Kalėdų metu kažką tai įdomiau padaryti, kad jaustųsi kažkokia tai šventė. Negaliu tikrai pasakyti, ar jie žino, kad tai Kalėdos, bet kad šventė tikrai supras. Ir darėm, kaip matė, dėžutes, karpėm snaigės, eglutes klijavom, kad jau tiesiog būtų smagiau. Į tas dėžes buvo pridėta įvairių vaisių, tai bananai, kiviai, apelsinai. Salotas labai mėgsta Pekino, bulvė, burokėlius virtus mėgsta, bulvės virtus mėgsta, kiaušinis. Įvairus jų racionas yra ir viskas buvo dėta iš tas dėžes. Tiesiog padaryta jiem tokia išskirtinė diena ir dar darysim Kalėdų dieną ir kitas kai kurias dienas. Bet kiekvieną dieną nelabai išeina, kadangi beždžionės kaip maži vaikai, jiem labai viskas greit atsibostų. Jie ir iš tikrųjų matėt atsargus, iš pradžių labai dvejojo, nes mes duodavom maistą dėžėse, bet tos dėžės buvo visada vienodos spalvos, jos tokios pilkšvos, rusvos, o dabar jos buvo spalvotos ir buvo įtarimas. Ir jie, matėt, ilgai dvejojo, ar galima jas išpakuoti.